Artiom Karasev ir Julita Vileišytė, norintys sukurti šeimą. Gerbiamas Artiom Karasev. Jūs gyvenate Šiauliuose? Taip. Ir nuolat Lietuvos? Taip. Ne, aš visas gerai. Kągi gerbiami jaunavedžiai, šiandien išskirtinė diena jūsų gyvenime. Laikas, kai registruojame jūsų santuoką. Šitaip jūs įteisinate savo santykius. Na ir tuo pačiu visų mūsų akivaizdoje jūs vienas kitam atsakingai įsipareigojate vienas kitą mylėti ir gerbti, būti vienas kitam ištikimi ir ilgus metus išsaugoti šiandienos laimę. Taigi būkite atsakingi ir mylėkite vienas kitą nesavanaudišką, bet pasiaukojančią meilę. Nuolat siekite savo mylimojo gerovės. Būkite laimingi, palaikydami sunkiuose gyvenimo momentuose. Ir geranoriškai dovanokite save vienas kitam. Nes tik taip įgysite kitokią, naują gyvenimo kokybę meilėje. Tai buvo linkėjimai jums. O dabar prieš įregistruojant jūsų santuoką, prašau atsakyti. Gerbiamas Artiom Karasev, ar jūs sutinkate vesti Juditą Vileišytę? Taip. Gerbiama Judita Vileišytė, ar jūs sutinkate tekėti už Artiomo Karasevo? Taip. Ar sutinkate priimti vyro pavardę? Taip, sutinku. Gerbiamieji, jūsų sprendimą susituokti gerai apgalvoję ir laisvą jūsų abiejų valia, prašau patvirtinti parašais. Nutarimą jūsų Karasevo Taip. turėtų. Jo, pravda. Jo. Jūsų parašais. Gražiai plunksna. Sugrįžkite atgal. Kviečiame liudytojus pasirašyti. Atsižvelgiant į jūsų abipusį sutikimą susituokti ir vadovaujantis civiliniu kodeksu ir civilinės būklės įrašų registravimo įstatymu. Šiaulių miesto santuokų rūmuose 2023 metų gegužės 6 dieną registruojama jūsų santuoka. Taigi man smagu paskelbti Lietuvos Respublikos vardu Artiom Karasev pagal tarimą ir Judita Karaseva skelbiami vyru ir žmona.